Inžinerinių sistemų montavimo lyderis Lietuvoje. Kauno Žalgirio krepšininkai triuškinančių pralaimėjimų baigė pasirodymus Eurolygoje. Žalgiris namuose 27 taškų skirtumu 72-99 pralaimėjo Pirėjo Olympiakos klubui. Tai buvo jau 14 iš eilės žalgiriečių pralaimėjimas top 16 varžybose. Kaltę dėl pralaimėjimo prisiėmė vos prieš porą dienų Žalgirio treneriu tapęs Ainaras Bagackis. Я беру всю ответственность на себя за этот проигрыш, что он такой получился. Очевидно, что не успел, не нашел правильные слова мотивировать команду. Прежде всего играть в защите. Команда находится немножко в психологической яме. Не успела выйти из этого, и хорошая игра соперника нападения еще домломила нас. Žinot, man sunku kalbėti apie Žalgirį, aš nežinau, kas viduj, visą kitką. Sezoną jie pradėjo galingai ir galbūt šiandieną jie nepademonstravo geriausių žaidimų. Olimpiakose žaidžiantis Renaldas Seibutis tapo vieninteliu lietuviu, kuris šį sezoną pateko į Eurolygos atkrintamąsias varžybas. Ketvirtfinalyje Olimpiakosas susitiks su čempiono titulą ginančiu Tel Avivo Maccabi klubu. Kitą ketvirtfinalio porą sudarys dvi Ispanijos komandos Barcelona ir Madrido Realas. Maskvos CSKA susitiks su Stambulo